Sveiki, mėlyjeji, šiandieną noriu pakalbėti apie ląstelių maistą ir papasakoti, kuogi jie yra tokie ypatingi. Taigi ląstelių maistas tai yra augalų ekstraktai ir augalų ekstraktai iš augalų kamieninių ląstelių. Tai reiškia, kad mes dažniausiai su maistu negauname tiek reikalingų medžiagų, kad jaustumėmės gyvybingi, energingi, kad tai papildytas būtų visas spektras reikalingų produktų mūsų ląsteliai, kad būtų visa reikalinga mityba. Tai augalų ekstraktai tai reiškia, kad surinkti tam tikri gydomieji augalai, kuriuose yra tam tikros medžiagos, kurių žmogui reikia. Ir jos energiškai veikia į žmogaus organizmą ir ieško priežasties, dėl ko yra tam tikras negalavimas, dėl ko yra tam tikras sutrikimas ir jį šalina. Ir kaip ir sakiau, kamieninės ląstelės padeda užsivesti tiems regeneraciniams procesams mūsų žmogaus kamieninėse ląstelėse ir stimuliuojantį poveikį daro. Va tokiu principu veikia ląstelių maistas. Ir todėl čia yra labai svarbu naudoti visą trikampį, tai yra, ką kompanija yra išradusi, tai yra sunrise'as, tai yra ryte naudojame, tai yra mūsų atsistatymas vyksta organizme, vakare naudojame kolongardą ir sunsetą, kad nurimtumėm, kad mūsų nervų sistema pailsėtų, atsistatytų mūsų neuroninė sistema, mūsų endokrininė sistema, hormoninė sistema. Ir žarnynas, kas be ko, nes žarnynas tai yra vienas iš pačių svarbiausių dalykų, kad būtų sveikas, tada mes ir patys jaučiamės energingi. Tai vat kolongardas padeda valyti storai plonai žarnyną, padeda detoksikuotis kepenims, tinkamas esant įvairiems kepenų suriebėjimams, cholesterolio padidėjimui, kraujotaka reguliuoja, nes dažniausiai, kada yra sutrikimai mūsų virškinamajame trakte, tai sutrinka ir kraujotaka, spaudimai būna pakyla, kraujospūdis kyla. Na va, tai įvairūs būna kiti sutrikimai, tokie kaip hemorojus, visa tai yra dėl kraujotakos sutrikimo. Tai jeigu turite klausimų, rašykite, klauskite, domėkitės, jeigu kažkas norite įsigyti, taip pat kreipkitės į mane, visus mielai pakonsultuosiu, atsakysiu jūsų klausimus, jeigu reikia atlikti diagnostiką, galima ją atlikti ir fiziškai susitikus, galima ją atlikti ir online, nes aš pati esu holistinės sveikatos specialistė, galima tą padaryti ir per klausimynus. Taip, kad linkiu jums sveikatos, būkite sveiki ir laimingi. Iki pasimatymo.